Sveiki, gerbėmieji. Lygos ir kenkėjai puola jūsų sodą. Atsiranda dėmelės, rauplės, moniliozė, kokomikozė ir kitos lygos puola ir gadina mūsų derlių. Mes norėtume vis dėlto gauti daugiau derliaus ir sveikesnio derliaus. Ir šiandien jums pasiūlysiu vieną padaryti purškimą, kuris daromas rudenį, vėlų rudenį ir anksti pavasarį. Tai yra purškimas karbamidų ir vario sulfatų. Prevencija, profilaktika. Tai yra daug geriau negu bandyti kažką išgydyti, kada jau liga plinta. Pavyzdžiui, žiūrėkit. Čia jūs matote rauplės. Šios dėmelės tai yra rauplės. Visų pirma, tai nelabai jau estetiška, gal nelabai skanu, nors valgyt, aišku, kad tokį obuolį tikrai galima. Tačiau esmė yra ta, kad šių dėmelių, jeigu jie jau atsirado ant obuolio, ant medžio, jūs jau niekaip nepašalinsit ir nepagydysit. Viskas. Rauplės apsigyveno čia, šitą dėmelę yra. Ir jinai, pavyzdžiui, trukdės išsilaikyti šiam obuoliui per žiemą. Greičiausiai jis supus daug greičiau, negu jis būtų visiškai švarus. Taigi, jeigu jau liga atsirado ant vaisių, ant lapo, ant šakelės, jeigu ten kažkokios dėmės jau atsirado, tai mes jų jokiais fungicidais, jokiomis priemonėmis jau nepašalinsime. Jinai liks jau iki galo. Ir jeigu mes tuo momentu darysime purškimą fungicidais, mes tik galime sustabdyti ligos plitimą. Tačiau visi šie reiškiniai jau liks. Pavyzdžiui, rauplės čia gali būti viena iš priežasčių, kodėl vaisiai, obuoliai jau pūva jau ant medžio. Ypač tai liečia ankstyvųjų veislių, pavyzdžiui, tokios veislės kaip Ženeva Erli, kuri labai jautri rauplėms ant tiek, kad tų rauplių, tų dėmelių ant tiek daug, kad netgi atsiranda plyšiai ir per tuos plyšius patenka puvimo patogenai ir obuolys tiesiog supūva ant medžių. Taigi gydymas tai yra gerai, tačiau visų pirma, jeigu mes padarysime kokybišką prevencija, profilaktika, tai tada ir nereikės gydymo, nes liga tiesiog neatsiras. Ir šiandien aš jums siūlau padaryti prevencinį purškimą. Kažkas iš jūsų jau apie šį purškimą žino, jau matė video mano pavasarinį apie tą purškimą. O šiandien noriu priminti, kad tą purškimą galite padaryti ir rudenį. Taigi purškiam vėlų rudenį. Neprisirišam prie kalendoriaus, bet žiūrime į mūsų medžius, į sodą. Ir tą purškimą mes galime daryti rudenį, kada jau pradeda kristi lapai. Ir kada tų lapų jau nukrito, pavyzdžiui, 20% ir daugiau. Ir nuo to momento mes jau galime daryti purškimą, netgi kada ant medžių dar daug lapų. Po tokio purškimo neįsigąskite, karbamidas nudegins tos lapus, jie greitai pajuoduos, parūdos ir greitai nukris. Neįsigąskite. Tai yra visiškai normalu. Kom yra gerai nupurkšti su lapais medžius? Yra gerai, kad mums lengva yra pasiekti visus lapus, juos apipurkšti ir sunaikinti tenai visus patogenus, kurie yra pasiruošę gyventi ant tų lapų, peržiemoti ir atsibusti, pulti mūsų sodą pavasarį. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, karbamidas tai yra labai gera azotinė trąša. Šią trąšą labai mėgsta naudingi mikroorganizmai, kurie perdirbs labai dėka to karbamido, pakankamą maisto, labai greitai perdirbs tos nukritusius lapus. Jūs galite tiesiog jas po to surinkti po to purškimo ir dėti tiesiog į komposto dėžę ir tenai dar greičiau su karbamidu tie lapai tarpus ir iš jų susidarės kompostas. Ir jūs galite tą daryti purškimą nuo lapų kritimo pradžios iki žiemos, praktiškai kada nusistovės minusinė temperatūra. O pas mus Lietuvoje netgi ir gruodžio mėnesį labai dažnai temperatūra stovi +8, +10, tai tuo momentu netgi ir žiemą jūs galite padaryti tą purškimą. Ir per tą ilgesnį negu palyginus su pavasario laikotarpį jūs galite savo ramiai pasirinkti gerus orus, kada bus sausa, kada nebus lietaus ir padaryti tą purškimą. Todėl dabar eime į sodą ir parodysiu jums purškimą praktiškai pirmin. Ir dabar prie praktikos. Tam, kad greičiau ištirpinti tirpalą, naudokite šiltą vandenį. Pilame visų pirma
vario sulfatą ištirpiname ir tada pilame karbamidą. Ir dabar tiesiog pripilame likusią dalį šalto vandens iki 10 litrų. Čia dabar aš naudoju Pulmik ispanų gamybos sodų purkštuvą. Jis turi tarp kitko ir dvigubą filtraciją. Pirmas filtras yra čia, antras filtras yra čia. Ir per šią angą matote, kad mes galime išpilti tiesiog likučius ir kada plauname. Ir čia yra dar vienas filtras. O išpilti patogu, kad mums nereikia persti po to purkštuvo. Pilame mūsų skystį. Purkštuvus galite užsisakyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Tenai mes turime ir kitų purkštuvų, ir mažesnių, ir 5, ir 7 litrų, ir 35, ir netgi 75 litrų. Dar vis dėlto karbamidas, vario sulfatas, vis dėlto tai yra trąšos, todėl naudokite tam tikrą apsaugos priemonę. Tai nebūtinai turi būti toks profesionalus respiratorius, tai gali būti ir paprasta kaukė medicininė, nes kaukė irgi sulaikys tiesiog lašelius aerozolę. Tiesiog nekvėpuokite karbamidu. Apipurkšti reikia labai gerai, reikia sudrėkinti visą medį ir smulkiausias šakelės, ir stambesnės šakas viduje vainiko, taip pat ir kamieną, ir pomedį. Ir žiūrėkite, čia aš turiu didesnį medį ir matot, kad su tuo kuotu aš viršūnių pasiekti negaliu. Šiuo atveju panaudokime pailgintuvą. Žiūrėkite, 1 metro prailgintuvas. Tarp kitko, šis prailgintuvas tinka visiems mūsų purkštuvams, ir Kiper purkštuvams, ir Pulmik. Ir štai prašau, žiūrėkit. Mes jau galime pasiekti ir aukštai. Sudrėkinam taip pat ir visus lapus. Karbamidas padės lapams, mikroorganizmas greičiau suvalgyti lapus, perdirbti jos į kompostą. Vario sulfatas tuose lapuose išnaikins patogenų sporas. Ir tada ir tas pats kompostas, jeigu jūs mesite lapus į kompostą, taip pat turės mažiau užkrato. Jeigu ant medžio yra lapų, viskas gerai, vis tiek purškiam, lapai po apdorojimo karbamidu greitai pajuodos ir greitai nukris. Jūs matote, kada kotas yra ilgesnis, patogu dirbti ir su mažesniais medžiais. Taip pat apdorojame ir visus krūmus ir serbentus.
Tame tarpe ir šilauogės, nesvarbu, kad ant jų yra taip pat lapų, viską apdorojame. Su šiuo tirpalu nei pavasarį, nei rudenį neapdorokite spygliuočių, visų žalio augalų, pavyzdžiui, rododendrų, visų augalų, kurie turi lapus per visą arba spyglius per visą žiemą, su karbamidu neapdorokite, nes nudeginsite. Visus augalus, kurių lapai krenta, apdorojam. Mano darbas yra padarytas, padarykite tą darbą ir jūs dabar rudenį arba anksti pavasarį, o visas reikmenis, patį komplektą purškimui, karbamidą, vario sulfatą, purkštuvus, prailgintuvus, užsisakykite mūsų internetinėje parduotuvėje sodaekspertai.lt. Sėkmės sodininkaujant.